Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Trumposios žaidimo kas ir kodėl savaitės finalas. Ir aš noriu sveikinti su pirmaisiais mūsų žaidėjais, su Arūnu Žiedeliu. Sveiki, Arūnai. Ir Edmundu Boza. Sveiki. Sveiki. Savaitė prabėgo. Jūs turėjote progos palaukti ir įvertinti savo pasirodymą. Arūnai, ką jūsų namiškiai sakė po jūsų pasirodymo? Nu, nieko, palaiko. Palaiko, tai aš nebejoju, kad palaiko. O jūs pats šiek tiek, jūsų žmona, aš jau priminsiu, kad truputį sakė, kad jūs burbat iš nepasitenkinimo. Burbėjot iš pasitenkinimo ar ne rezultatų? Truputėlį paburbėjau, jo. Paburbėjot? Nu, dėl kitų dalykų čia. Kameros erzina, grimas graužia veidą, bet šiaip viskas gerai. Jūs taip sakot, žmonės paskui bijos eiti į mūsų laidą. Konkurencijos mažiau. Tai vis tiek, žinokit, tas žaidimas yra iki nugalėjimo. Džiugu. Edmundai, jūsų koks buvo šeimos vertinimas viso pasirodymo? Žmona pasveikino, sakė, turi protingą vyrą. O tik tai dabar pirmą kartą pasakė. Kol kas išgirdau pirmą kartą. Na, matot, kaip gerai. Bet tikiuosi, nuo šiol dažniau girs. Tai aš manau, kad mes tam tikrą prasme padarėm gerą darbą, kad jums žmona tokį komplimentą. Aš tikiuosi, kad prasideda visą tai, kad sako protingas. Taip, prasideda, žinoma. Gerai, tikiuosi, kad jūs turėsite progos dar tai ir įrodyti. Arūnai, Edmundai, linkiu jums abiems sėkmės. Ačiū. Ir pradėkime savaitės finalą. Pirmoji finalinio žaidimo užduotis. Jums reikės sudaryti grandinėlę pakeičiant po vieną raidę. Dėmesio užuominos. Tenisininko Džokovičiaus vardas. Lietuvių kompozitorius dainos Žalioj stotelė autorius. Organizmo auglys, kurį sudaro besidauginančios pakitusios ląstelės ir Lietuvos poetas eseistas, literatūros kritikas ir vertėjas. Linksit abu, tavasme, žinodami. Keletą variantų galbūt ir turim, bet nesusideda kažkaip čia kažkaip suprantu, finale bijot rizikuoti. Edmundai, bijot ir jūs, Arūnai. Pasakinėt bijau. Paskutinio varianto trūksta ir Paskutinio varianto nebeišgalvosiu. trūksta. Jūs dabar turit pasakyti, spėjat ar nespėjat? Nespėjom. Nespėjat, Edmundai, jūs, Arūnai, irgi ne. Tada kviečiu jūs bent jau pasakyti, ką žinojot. Džokovičius buvo Novakas. Žalioj stotelė autorius turbūt Novikas. Auglys Navikas. Nu, va, poetas ir užstrigo. Edmundai, jūs tą Tas patį. pats. Galbūt du viduriniai variantai buvo žinomi labiausiai, o dėl paskutinio tiesiog nežinau. Iš tikrųjų, tos pirmosius tris teisingai atsakėt. Novakas, Novikas, Navikas ir Navakas. Ką padarysi? Nenorėjot rizikuoti ir likote be taškų. Antroji rungtis. Ketvirtai, pirmasis klausimas. Kuri šalis yra laikoma regio muzikos tėvynė? Arūnai. Jamaika. O kodėl Jamaika? Bobas Marlėjus. Ir ką? O gal galit kokį nors kūrinį sudainuot Bobo Marlėjaus? Gal ne, gal kitą kartą. Na, nenorit dalyvauti talentų šou, tai bent jau tašką uždirbo. Taip, Jamaika. Pirmasis taškas, Arūnai, jums. Gerai, dabar antras klausimas, kuris jau turbūt šiek tiek bus sudėtingesnis. Kiek kambarių yra Bekingemo rūmuose? O gera reakcija, ne? Dabar skaičiai. 775, 601, 699 ar 797. Bet kuriuo atveju pakankamai neblogas skaičius, ar ne? Edmundai? Spėčiau, kad didžiausias variantas 797. 797. Arūnai yra neteisingas atsakymas. Edmundas nepataikė. Pabandykime iš eilės. 775. Ir tai yra teisingas atsakymas. Taip, 775 kambariai yra Bekingemo rūmuose. Arūnai, jūs surenkat 2 taškus. Edmundai, jūs kol kas neturit nei vieno taško. Ir mes keliamės į trečiąją rungtį. Trečioji rungtis. 10 klausimų. Pirmasis klausimas. Ką nagrinėja bonistika? Edmundai? Mokslas apie lapus, galbūt medžių. Man patinka logika, bet neteisingas atsakymas. Bonistika. Žinot? Ne, nežinau. Tai mokslas apie popierinius pinigus, vertybinius popierius. Į tą pusę. Kažkas panašaus. Aš sakau, kad jūsų logika man patiko. Kokį pasisveikinimą atsiliepus telefonu siūlė jo išradėjas Aleksandras Grehamas Belas? Ahoj? Arūnai? O kodėl ahoj? Nežinau, žinau šitą atsakymą, bet dabar kažkaip šiuo metu iškrito ir kažkaip panašiai vis tiek.
Kodėl panašiai? Tiksliai taip ir sakė. Ahoj. Kuriame Lietuvos mieste įsižiebė pirma elektros lemputė? Edmundai? Zarasuose. Ne Zarasuose, ne. Arūnai? Čia tiesiog bandau Elektrėnus. Nors turbūt jų dar net Žinokit, aš nebuvo taip tais galvoju, laikais. aš manau, kad Elektrėnų net nebuvo, ko gero, tais laikais. Rietave, 1892 metais. Ketvirtasis. Ką reiškia terminas startuoliai vienaragiai? Angliškai unicorn startups. Nežinot? Neturiu žalio supratimo. Tai yra startuoliai, kurių vertė yra daugiau negu $1 milijardas. Penktasis klausimas skamba taip. Kiek žmonių lankėsi Mėnulyje? Atsargiai. Atsiprašau. Ką padarė jums tas žalias mygtukas, kad jūs jį taip mušat? Norėčiau neužskaityti šitą jūsų atsakymą. Negaliu. Gerai. Kiek? Bandau, kad 3. Ne 3. Nelaužykit, prašau. Edmundai? Spėju 6. 2 kart tiek. 12. Wow. Kokia yra architekto Antonijaus Gaudi tautybė? Edmundai? Ispanas. Ispanas. Taip. Vienintelis gėlavandenis ežeras, kuriame gyvena rykliai. Edmundai? Visiškas spėjimas Baikalo ežeras. O, siaubas, už ką jūs taip nemėgstat Baikalo? Baikalo ežeras, ne? Nu, čia tiesiog, kad Arūnai. išbandyt. Nu, Mičiganą. Ne, Mičigano. Prezidentas Adamkus išvalė Mičigano ežerą, bet nesugebėjo jame įveisti ryklių. Ne, tai yra Nikaragvos ežeras. 8. klausimas. Kiek patarmių turi žemaičių tarmė? Edmundai? Spėju 3. Spėjat 3 ir teisingai atspėjat. Gal žinot? Tikrai ne. Buvo spėjimas. Dunininkai, donininkai ir daunininkai, man atrodo, jie skirstosi. Tai kodėl neatsakėt jūs? Nespėjau. Nespėjau, tai treniruokitės, aš visą laiką sakau. Sėkmės vienas ne tik tai žinoti, bet ir laiku dar paspausti. 9. Kokio augalo vainikai būdavo uždedami senovės olimpinių žaidynių nugalėtojams? Edmundai, jūs. Alyvos šakelės, šaka. Šventųjų alyvmedžių. Taip. Kas buvo pirmasis Lietuvos atstovas Eurovizijos dainų konkurse? Edmundai. Višniauskas. Višniauskas. 1924 metais Airijoje. Atsimenat, kokią vietą užėmė? Neipatinga, kokia 12 galbūt. Jeigu neklystų, tai pačią paskutinę. Arūnai, kas taip? Nu kur čia tarsi? Užmigau. Užmigot. Bet puikiai sudalyvavot. Ačiū. Jūsų finalinis rezultatas yra 3. Edmundai, jūsų 4 taškai. Laimingas skaičius. Pasitreniruokit ir grįžkit. Įsirengsiu mygtuką, grįšiu. O Edmundai, sveikinu jūs. Dėkui. Puikus pasirodymas ir susitiksime finale. Sveikinuosi su antrąją savaitės finalo pora, su Alvydu Mažeika. Sveiki, Alvydai. Sveiki. Ir Povilu Supranavičium. Sveiki. Pasakras. Aš pakartosiu tiems mūsų žiūrovams, kurie galbūt nematė mūsų šito žaidimo, kai jūs dalyvavot, kad jums pavyko ta prasme, kad jūs, Povilai, patekote į šitą žaidimą, todėl kad tai buvo laimingas toks bilietas, kadangi mūsų trumpesnė žaidimo savaitė. Tai norėčiau paklausti, kaip reagavo jūsų šeimyna į tokią jūsų sėkmę? Sakė, kad aš sakau, kad pasisekė, sako, tau visada sekasi. Taip ir Gal- sako? Taip. O, kaip Panašu, metų. kad gal nepastebiu kartais, kad pasiseka. Gerai, kad kiti bent jau pastebi. Ačiū jiem. Alvydai, jūsų šeimyna buvo patenkinta jūsų pasirodymu, ar ne? Be abejo, netikėjo. Tikrai netikėjo? Taip. Na, jau dabar jau nieko nevar. Jau Jie dabar dabar- jau mato ir tikrai tiki, kad tai yra Tegu džiaugiasi. tikrai. Ir aš tam norėdamas jums palinkėti sėkmės, dar tikiuosi, kad šį kartą laimės tas, kuris yra stipresnis. Alvydai, Povilai, sėkmės jums. Sėkmės. Pirmoji užduotis, jums reikės sudaryti grandinėlę pridedant po vieną raidę. Neperšokios griovio nesakyk. Ko? Gleivinės paviršiaus žaizda nuo uždegimo. Žodžio skauda sinonimas. Taip vadinamas ugnikalnis Kamčiatkoje ir Kurilų salose. Alvyda, jūs anksčiau buvot, jūs pirmasis paspaudėt. Nesakyk op, opa, sopa ir sopta. Tiksliai. Povilai,
Būčiau su popa papuolęs. Su popa būtumėt? Taip. Su popa. Op, opa, sopa, sopka. Taip, Alvydai. Pirmasis taškas jums. Antroji užduotis. Ketvirtai. Pirmasis klausimas. Kurios šalies himno tekstas yra ilgiausias pasaulyje? Graikijos, Venezuelos, Vanuatų ar Turkijos? Povilai? Graikų. Žinot, kad tai yra teisingas atsakymas. Alvydai. Graikų. Graikijos himną sudaro 158 stulpeliai, dar Iliada. vadinami stanzomis. Kokios spalvos genio patelės viršugalvis? Alvydai, iš karto žinot. Mėlynas. O vat ir nemėlynas. Nemėlynas. Gal ir jūs norėtumėt, Povilai, spėti, nelaukdamas atsakymą? Aš palauksiu Palauksit atsakymų. jūsų atsakymą. Juodas, raudonas, pilkas ir baltas. Juodas. Juodas. Ar žinot, kad patelė nuo patino genio skiriasi tik tai savo viršugalvio spalva? Ir ta viršugalvio spalva patelės yra juoda. Povilai, tai yra antrasis jūsų taškas. Po 2 rungčių, Alvydai, jūs esate surinkęs 1 tašką. Povilai, jūs turite 2 taškus. Ir keliamės į 3 rungtį. Trečioji rungtis 10 klausimų. Pirmasis klausimas. Kokiais medžiais lietuvių liaudies pasakojo Eglė Žalčių karalienė? Eglė pavertė savo vaikus. Alvydai? Kokiais medžiais? Lapuočiais. Ne, tai lapuočiais. Ne Kokiais medžiais? Pavadinimus lapuočiais. Nežinau. Povilai? Aš tik žinau dukrą, kaip pavadino, o lygtais nebuvo berniukų. Grįšit namo, pasakas įsitraukėt, pastudijuojat, kad kitą kartą man nedarytumėt gėdos. Gerai. Gerai? Sutarėm. Ąžuolas, uosis, beržas ir Drebulė. drebulė. Kaip vadinasi skulptūra puošianti Lietuvos nacionalinio dramos teatro fasadą? Povilai? Mūza. Ne, Povilai. Alvydai? Irgi su mūsų, liaudės mūzos gal. Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra vadinasi Mūzų šventė. Dangaus kūnas nukritęs ant žemės paviršiaus. Povilai. 1, Meteoritas. 2. Meteoritas. 4 klausimas. Kokia yra viršutinė vaivorykštės spalva? Povilai. Violetinė. Ne violetinė, Alvydai. Geltona. Ne geltona, raudona. 5. Valstybė Pietų Afrikoje, kurią iš visų pusių supa tik viena šalis. Alvydai? Pretorija. Laikas. Neturit? Povilai? Ne. Ne, nepasakysiu. Lesotas. Lesoto karalystė. Lietuvos penkiakovininkas 2008 metais išrinktas geriausių sportininkų. Povilai? Zadneprovskis. Ne. Alvydai? Krungolcas. Krungolcas. Edvinas Krungolcas. Koks yra pirmas cheminis elementas periodinėje elementų lentelėje? Alvydai? Vandenilis. Vandenilis, taip. Jūs išlyginant rezultatą. Kaip vadinamas parengiamasis piešinys ar brėžinys? Povilai? Eskizas. Eskizas, taip. Kiek sienų turi oktaedras? Povilai? 8. 8. Kas yra romano Tėvas Gorijo autorius? Povilai? Honoré de Balzakas. Taip, Honoré de Balzakas. Finalinis rezultatas. Alvydai, jūs surinkot 3 taškus. Povilai, jūs surinkot 6 taškus. Alvydai, jūsų pasirodymas buvo puikus. Po 25 metų pertraukos patekti į savaitės finalą tikrai yra Fantastika. puikus pasirodymas. Fantastika. Gaila, šiek tiek pritrūko laimės. Povilai, puikus pasirodymas. Dėkui. 6 taškai ir jūs esate finalo dalyvis. Savaitės superfinalas, jame Edmundas ir Povilas.
Jūs mane žinokit, nuoširdžiai pasakysiu abu. Taip laikėt įtampoje visą tą prieš tai žaidimą, kad man reikia pripažinti, reikia šitiek atsigauti. Bet prieš tai, kai mes atsigausim, mes turim pabaigti žaidimą. Ir aš prieš tai paklausiu, Edmundai, sakykit, rezultatas, kuris jūs tenkintų? Mane jau tenkino pirmas etapas. Tai jūs kaip ir pasiduodat? Nepasiduodu, jau jeigu iki tiek priejau, tai ir apie pergalę pradedu Sakykit, galvoti. kas bus, jeigu laimėsit 5000 eurų? Išleisiu kur nors galbūt kelioniai. Kelioniai. Kur norit nuvažiuoti? Nauja Zelandija, pavyzdžiui. Povilai, o jūsų būtų pasirinkimas. Gaunat 5000, va dabar, va aš tiesiog įsivaizduokit. Nu, junkit fantaziją. Ką padaryčiau? Taip, ką padarytumėt? Įsidėčiau į Paimtumėt kišenę. pinigus ar ne? Įsidėčiau į Sėdėtumėt kišenę. šiandien ir ką, ir viskas? Pakabinčiau kelnę su pinigais ant sienos. Ir viskas? Ne, manau, kad tikriausiai keliaučiau, nes lengvai atėjusius pinigus tikriausiai reikėtų Nu, lengvai ne, tai ne išleisti. taip jau lengvai. Vis tiek reikėjo smegenėlėm Pažiūrėsim. padirbėti. Bet tik smegenėlėm. Gerai, tai aš linkiu jums abiems sėkmės. Ačiū. Bandom. Ačiū. Pirmoji užduotis, jums reikės sudaryti grandinėlę, pakeičiant po vieną raidę. Lentų pakopos pirtyje garsiausias senovės romėnų komedijų rašytojas, plona stiebelio formos išauga odoje, vokiečių fizikas, kvantinės fizikos tėvas. Laikas būtų kažkam tai pajudinti galvą linksėjimo kryptimi, sakant aš. Vieną tik tai žinau, tai Tik vieną žinot? taip. Tada gal nesakykit nieko, nu tai kol kas. Pavilai, jūs gal ką nors daugiau? Aš irgi apsidžiaugiau, kad pirmas aiškus ir po to visi kiti tokie pritraukti, bet Nespėsit. ne, nespėsiu. Ne? Tada Ne. gerai, tada nespėjant, pasakykit, kurį žinojot. Edmundai. Karpa galbūt stiebelio formos išauga. Pavilai, ką jūs žinojot? Aš galvau, kad viršui lentų pakopos pirtyje tai gultas, o plonas stiebelio formos išaugo odoje tai akivaizdžiau kaip plaukas nesugalvočiau. Bet, Teisingai. Nes paskutinis bus plankas. na, Va. Tai aš dabar paskaitysiu. Lentų pakopos pirtyje yra vadinami plautai. Garsiausias senovės romėnų komedijų rašytojas yra plautas, Titas Makcijus Plautas. Paskui yra plaukas ir tada yra Maksas Plankas. Pasilieku tą pirmą tašką savo ir keliamės į antrąją rungtį. Antroji rungtis. Pirmasis klausimas. Kurios valstybės vėliava yra kvadratinė? Edmundai, jūs pirmasis paspaudėt. Spaudžiu ir pradėjau galvoti. Abejot. Na. Bet jau paspaudėt viskas. Nepalas? Nepalo vėliava yra 2 trikampiai. 2 trikampiai. Povilai, kai mes dabar darysim? man duosim tašką. Jūs turėtumėte duoti dabar jums tašką. Jūs spėt? Spėju Vatikanas. Yra 2 vėliavos, kurios yra kvadratinės. Ir viena iš jų yra Vatikano. Taip. Kadangi jūs galima buvo rinktis iš 2. Vatikano arba Šveicarijos. Taip. 2 bankinės valstybės. Po kokio įvykio senovės egiptiečiai nusiskusdavo savo antakius? Įvykus saulės užtemimui, įvykus mėnulio užtemimui, surinkus gerą rugių derlių ar mirus jų katei? Povilas. Povilai? Po derliaus namimo. Po derliaus nuėjimo. C. Nusiskusdavo antakius ir toliau leisdavo spėti Edmundui, nes neteisingai. Ne? Galbūt paskutinis variantas mirus jų katei. Kažkaip man turiu pasakyti, tai ganėtinai nesolidus atsakymas. Iš tų visų likusių 3 tai yra pats mažiausiai tikėtinas. Žinot, ką rašo Herodotas? Kad mirus katė jo šeimininkai nusiskusdavo antakius ir gedėdavo katės iki tol, kol antakiai ataugdavo. Taip. Edmundai, žmonės senovės Egipte be antakių mirus katei pelno jums pirmąjį tašką. 1-1. Sveikinu. Pirmas Preslio vardas yra Elvis, o koks yra jo antrasis vardas? Maiklas, Džonas, Klemensas ar Aronas? Povilai? Džonas. B. Džonas. Tai jūsų supratimu, jo pilnas vardas būtų Elvis Džonas Preslis. Nežinau tokių. Ne. Edmundai? Man dar raidė labai patinka, tai aš gal vėl pasirinksiu Aronas.
Turit kažkokį mistinį ryšį su ta raidė? Kažkaip kiti du vardai nelabai siejasi su tuo vardu, su Elviu. Man tai Klemensas patinka. Na, bet čia toks skonio reikalas, aišku. 1935 metais sausio 8 dieną tėvai pavadino Elvį Aaroną Presley pilnu vardu. Taip jo tikrasis antrasis vardas yra Aaronas. Ir po 2 rungčių, Edmundai, jūs turite surinkęs 2 taškus, Povilai 1. Ir 3 rungtis mūsų laukia. 3 užduotis ir 5 finale jis skamba taip. Sudarykite kuo daugiau daiktavardžių iš šiame žodėje esančių raidžių. Žodis pakankamai žinomas, dažnai vartojamas buityje, praktiškai kaip namų apyvokos reikmuo, tai yra periskopas. Balandžio 21 diena pasaulio istorijoje. 753 metais prieš mūsų erą, pasak legendos, Romulas įkūrė Romą. Balandžio 21 dieną 1960 metais Brazilijos miestas tapo Brazilijos sostinė. 1922 metais balandžio 21 dieną pateikta pirmoji paraiška prekės ženklui registruoti Lietuvoje. Liūdna diena 1945 metais balandžio 21 dieną prasidėjo pirmasis pokario trėmimas. 1993 metais balandžio 21 dieną likusiam gyvam medininkų tragedijos liudytojui Tomui Šernui įteiktas 1 laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas. Tai tiek tų įsimintinų datų pasaulio ir Lietuvos istorijoje balandžio 21 dieną. Laikas, Povilai, jūs startuojat su periskopu. Startuolis vienaragis. Taip. Milijardinis. Kopa. Kopa. Edmundai, Nata Si. jūs taip nuo lengvosios artilerijos, ar ne? Nuo Si. Gerai. Povilai. Repas. Repas. Povilai. Repas. Gerai. Repas. Edmundai. Epas. Epas. Povilai. Pora. Pora kaip tvora. Edmundai. Tuomet poras. Čia, kiek pamenu, čia būtų iš jūsų kulinarinės Taip. šitos sferos poras. Tai išbraukiau jau savo. Gerai, Povilai. Prie pora būtų popas. Popas. O, Popas. Gerai, Edmundai. Oras. Oras. Povilai. Karpis. Karpis. Edmundai. Opa. Opa. Ar opa? Kaip liga. Ar kaip opa. Ne. Amerika, Europa. Povilai. Spira. Spira. Edmundai. Siras. Siras. Povilai. Siera. Siera. Edmundai. Pesas. Piniginis vienetas, ar ne? Povilai. Seika. Tai yra žodžio seikas sinonimas. Edmundai, jūs? Era. Era. Povilai. Sustojo jūsų fontanas. Taip. Viskas neturit? Čia neturiu, bandau kažką sugalvoti dar kiek čia. Bet žinokit, man reikia skaičiuoti. Jūs turit 5 sekundės. Skaičiuokit. 1, 2, 3, 4, 5. Aš jau suskaičiavau. O jūs? Aš Jūs neradote. klausiau, kaip jūs skaičiuojat. Taip. Ką padarysi? Edmundai, jūs kiek turit dar žodžių? Dar turėjau daug. Sakykit. Peras, kopa, kiras, saris, ikras. Matot, mes dar jeigu būčiau aš ir lėčiau skaičiavęs, 1, 2, vis tiek, būtų mūsų vis tiek kažkaip. Taip. Povilai, geras buvo pasirodymas, Ačiū. tikrai. Tikiuosi, kad jūs kitame sezone vėl pasiryšit išbandyti savo jėgas. Lauksim jūsų. Edmundai, sveikinu. Ačiū. Jūsų finalinis rezultatas 5 taškai. Puikus. Sveikinu. Ačiū. Ir jūs keliaujate toliau kovoti dėl pagrindinio prizo. Šaunu. Mėly televizijos žiūrovai, žaidimo kas ir kodėl dalyviai ir sirgaliai. Savaitės finalas baigėsi. Linkiu jums gražaus savaitgalio ir iki susitikimo pirmadienį. Iki.